Labą dieną, pas manęs ranka vėl avižadrebis, vidurdienis ir plius 30 laipsnių beveik. Va tokia dienelė. Nu ir ką, pirms į šitos produkos tokios nedidelios ir bandysim pagauti žuvienų, kaip sakant. Ir žiūrėsim, kaip seksis. Opa. O, tokią pirmą žuvėlę turim. Nu. Kas čia? Eik tu savo. Nu, pirmą žuvėlę. Pirmas tik čia žvėjoju. Tai tokią žuvį pradėti tikrai visai fainiai. Geras. Tai jau pirmas tik čia žvėjoju. Opa. Prie pat krantų paėmė. Ir o, ašariuks. Ašaruks. Rožinė tanta šiandien masalo į 3 gramai. 0,3 gramai, aišku, ne 3. Končias nusišneku. Eik tu savo. Aš net nežinau, čia galim pavadinti žuvim, nu bet mažiausiai mano širdžiai sevar, jaučiu jo. O. Lydek paėmė. Eik tu savo. Ramiai. Ai, atsikabino. Eik tu savo. Lydeką paėmė ešerį. Nu čia tai geras. Eik tu savo kaip įstvėrė. Numetė vos. Palį paviršių. Bum. O. Taip ir žvėjoju čia. Čia toks raudis ir kojos ir plakio. Mišinuks kažkoks. Avižadrebis. Da, pabandom. Numeti. Bum. Taip ir žvėjoju čia. Na, jeigu va 3 išlės tokie. Bum. Nu šį kartą man nebuvo bum. Va. Tokio dydžio gaunam. Fantastika. Žiūrėk. Norėjau pakalbėti apie droną, kuris, manau, yra puikus variantas pradedančiajam. Dronas filmuoja 2,7K raišką. Valdymas tikrai nėra pats sudėtingiausias. Dronas gali pakilti į 500 metrų aukštį. Ir kaina, palyginti su kitais dronais, irgi tikrai nekando. O žiūrėk, ko ši? A, ne karpis. Pagaušus tavi. Džiaugs, kad neturiu pristaisiu sprogmenų čia. Pala, kur baigiau? Jo, apie droną. Drono maksimalus skrydžio atstumas 4 km. Baterija pilnai įkrovus skraidant laiko apie pusvalandį. Droną labai patogu transportuoti. Jis tesveria tik
249 gramus, todėl jam nereikia licenzijos. Telefonas tvirtinasi prie pulto, ten matote vaizdą. Tai aš manau, jeigu norit pradėti skraidyti ar filmuoti dronu, aš manau, kad tai visai neblogas variantas ir čia jokia nereklama, o tiesiog mano kaip rekomendacija, apžvalga, ką aš galiu pasakyti apie dronus, kad irgi daug ieškojau tos informacijos ir gal kažkam ta informacija padės, o gal ne. Opa. Ant gana didelių guminų pradėjau žiūrėti, nekim čia, ta prasme, tik tais ant paviršiaus stėjam, šiandien tiek karšta, pagaliau pailgos pertraukas, 30 laipsnių turim. Nu, saliukų čia visokių prisidėjęs, net nežinau, ką čia pabandyti. Tantą išbandyta, jau gal kažko pavono didesnio biškį uždėti tokį nestandartinį masalą. Gal kaip tik patiks. Nu, pažiūrim. Atsimenat, plungiai su šito labai gerai pagaudžiau. Ešeriukų, karosas iškiba. Nu, pažiūrim, gal šiandien kažkas didesnio. Paėmė. Paėmė ir ant didesnį. Ne, bet čia labai mažiukai šiandien kimba. Gal per karštą netgi. Nesimato didesnių jokių būrių. Įdomu. Opa. Kas čia? Ašarūks. Maslui nebe uodegos. Spėkt kam, nesvarbu. Žuveliukam. Opa. Nespėjau iš visos kibimo, tik įmečiau slieką dabar. Pabandymą. Yra. Spėkit, kas yra. Tuokis dydis aš. Nesuprantu, dėjau didesnį svorį, vis tada šis nekimba. Gal per karštą netgi žuvim. Kalbant apie žadrebį, tai čia yra didžiausi pliusai. Kadangi žvejyba tiesiog pamatai, graži diena, šiandien nei vėjo, nei ko, šviečia saulė ir ėmėm žadrebį ir eini, belė kur ir žvejoji. O su plūdinė reikia pasiruošti, prisijaukinti, su dugne tas pats, ilgas pasiruošimas, lydekų žvejoti irgi. Tu valtelė geriau už kranto nedaug kur žvejoti, o su avižadrebiu belė kokią balą nueini, turi kelias laisvas valandas ir prisigaudai žuveliukų, pasikrauni emocijų ir eini daryti toliau darbų, kokį nori per tą dieną. Ir viskas. Viskas labai paprasta. Opa. Ne, ešeriai nėra ešeriai. Jame viskas seniai. Rodelės, nors į vėjas, bet yra tak didelį maslą susidės, tai nelabai. Opa. Dar vienas ešeriuks. Jūs matote, avižadrebį sunkiausia rasti tokią vietelę, kur žuvis kibtų. Čia labai mažas gylis, čia matot žuolis, nes įdomi tokia vietelė. Bet lydeką kažkur išniro, nesupratau net aš.
Opa. Gerai, einam iš lauko. Tik maži šeriukai. Opa. Pataikiau ant raudelės. Opa. Nu įdomi ta ši žvejyba. Jei nori pagauti, turi pataikyti į galvą. Kitaip niek nebūšia. Kažką taip kaip suplūdinė. O, bet čia šerys. Aišku, tai šerys. Nu, čia tai ešerių dydis įspūdingas yra. Vau. Opa, raudelė. Pagaliau. Nu, bet dydis tai vis tiek. Nu, kad čia tu nori dydžiaus šiandien paviršiaus plaukienį anos. Aš žinau, kad lydeka davė. Man raudelį. Aš raudelį pagaunu, lydek man raudelį. Aš šį kartą ištrauksiu. Ne, tą pusę patraukiu ten. Geros. Taip atrodė nors. Iš tikrųjų čia nieko gero. Opa. Ant dydžio šiandien čia nepasisekė. Bet tos pirmos kažko labai įspūdinga nebuvo. Kas čia šiandien vyksta? Ką tik paukštis, ką kalį vandenį. Ne, aš nesuprantu. Na jo. Tai va tokį žvejybėlį šio. Pagaudžiau tų žuveliukų, pasigerinau antirekordų, manau. Karpį išbaidėm, šamą mačiau. Vis tiek pagaudžiau žuveliuko, vižadrebis tas ir yra svarbu. Nuimta žvejybą, na, tą kirminą. Ir užtenka. Fainai pasibuvom, karšta labai. Ačiū, kad pažiūrėjot. Dar padarėm apžvalgą drono. Reikia kitų kartų.